Deilanai, džiaugiuosi tave matydamas, sveikinu atvykus pas mane į svečius. Štai ir atėjo stebuklingų žiemos švenčių metas. Ar tau dabar linksma ir smagu? Jeigu taip, prašau nusišypsoti ir delnais gali suploti, jeigu nori, žinoma. Tai mūsų naujas draugas, papūga vardu Rikis. Jis pamėgo palėpę ir nori gyventi tik čia. Selfie ir Leopoldas taip pat atsitempė čia savo guolius. Dabar visi kartu palėpėje šeimininkauja. Dabar mes nusileisime žemyn ir trauksime į kino salę, o pakeliui minutėlį užsuksime į meteorologinę stotį. Reikia patikrinti, kaip veikia mano sniego malūnas. Taip, priartinkime. Štai jis, gražuolis. Dieną naktį triūsia, sniego miltus mala. Tu tikriausiai svarstai, ar vienas malūnas gali primalti sniego visam pasauliui. Žinoma, negali. Juk pasaulis toks didžiulis. Iš mano malūno sniegelio nelabai daug. Užtai jis ypatingas. Tu jį iškart pažinsi. Iš jo galima nulipdyti pačius geriausius senius besmegenius. O dabar į kino salę. Leopoldai, Selfe, jūs jau čia. Sėskite kuo arčiau manęs. Vasarą, kai neturiu tiek daug reikalų, aš dažnai čia leidžiu laiką. Kartais žiūriu filmus apie gyvūnus, o kartais apie save. Kokių tik istorijų apie mane prikurta. Bet kartais peržiūriu ir savo sveikinimus. Ten tiek daug įdomių akimirkų. Štai Selfie šoka, uodega musikuoja. Štai Leopoldas atsliūkino iš dovanų salės, visas pasidavinęs dovanų juostelėmis. O štai jis įlipo į matavimo įrenginį ir vos jo nesugadino išdykėlis. Štai mano biblioteka, kur saugomos viso pasaulio vaikų knygos. Čia aš pas voveraitės užsukau. O čia Leopoldas ant gaublio. Kartą sapnavau tokį sapną. O dabar su malonumu peržiūrėsiu šiame dideliame ekrane tavo nuotraukas. Kokia draugiška, laiminga šeima. Matau, tu mėgsti padėti vyresniems. Tavo gimimo diena. Tokia džiugi šventė. Tavo neblogas apetitas. Man patinka, kai vaikas žaidžia be išmaniųjų įrenginių. Keliauti taip įdomu, ar ne? Kokia linksma nuotrauka. Tavo tokia graži šypsena. Šypsokis kuo dažniau. Nuostabiai graži nuotrauka. Na kągi, metas judėti toliau. Noriu parodyti tau šitą dovanų salėje.
Šiandien esu pasiruošęs pasidalinti su tavimi vieną iš savo paslapčių. Pažiūrėk, kiek dovanų jau paruošta vaikams iš tavo šalies. Lietuva. Ar nori sužinoti, kaip visos šitos dovanos sutilps į mano roges? Na kągi, žiūrėk. Jeigu reikia, dovanas dar labiau sumažinsiu, o kai atvešiu į vietą, vėl padidinsiu. Ho, ho, ho! Štai kokia dabar šunytė, bet ne bėda, akimirksniu tai ištaisysime. Selfe, mieloji, kogi tau reikėjo šiame dovanų skyriuje, juk tu žinojai, kad aš jas mažinsiu. Nejaugi Rikis tenai įskrido, o tu norėjai jį parsikviesti? Įsivaizduoju, kokio dydžio dabar mūsų papūga, nedidesnė už musę. Kaipgi ją mums rasti? Oi, dovanų salė tokia didžiulė. Mažutėlės papūgos čia niekaip nerasiu. Pabandysiu jį pašaukti. Riki, Riki, skrisk čionai. O, na ir puiku. O dabar keliaukime į mano kabinetą. Aš jau iš bibliotekos nunešiau tenai tavo knygą. Į šią knygą įrašyti visi tavo geri poelgiai ir visos tavo išdaigos. Bet mes neskaitysime šios knygos, o įdėsime ją į nuostabų, stebuklingą įrenginį ir iškart sužinosime viską, ko reikia. Na ką, pradėsime? Deilanai, taip, šiais metais tau sukako 7 metai. Pažiūrėkime, koks buvo tavo elgesys. Aštuonetas. Džiaugiuosi, kad tavo elgesys šiais metais buvo toks geras. Mūsų patikra baigta. Tiesa, šiemet lauk iš manęs štai tokio voko su laišku, pagyrimo raštu, kalendoriumi, atviruku ir įdomiu žaidimu. O dabar norėčiau parodyti tau savo sniego malūną. Jis stovi toli nuo čia, ant ledinio ežero. Pėsčiomis eiti tektų labai ilgai, o rogėmis nuvyksime akimirksniu. Štai jis, mano stebuklingasis vėjo malūnas. Sparnai sukasi, girnos mala ledą, paversdamos jį sniego kruopomis, o šiauriniai vėjai jas pasičiumpa ir išnešioja po visą platų jį pasaulį. Na kągi, metas pasigrožėti šventinę šiaurės pašvaiste.
bei lanai. Tegul ateinančiais metais tave lydi laimė. Tegul šie metai būna kupini įdomių reikalų, naujų pasiekimų ir linksmų nuotykių. Su švente ir iki pasimatymo.